Ir visiems labas draugas, nes aš Robertas, kaip jūs matėte, taip, šit naujas video ir negalvokit, kad šitas video eis 3 valandas, taip, jis eis 3 valandas, tikrai taip, nes kaip jūs matėte, aš laukiu update ir viskas laukiam 3 valandas. Ką, gerai, aišku, kad ne. Aš nelauksiu tiek daug valandų. Šis video bus didžiulis konkursas, bet apie jį aš pasakysiu truputuką po to. Šiandien aš noriu padaryti konkursą, kur atiduosiu unitus jau kitam video, bet negalvoju, kad kitas video bus po savaitės kažkur ir taip toliau. Negalvoju, kad jūs galite laimėti šitus. Aš pagalvoju, kad matysis, bet ne, čia ne šitas dalykas. Kaip man išlysti iš pirmo klausimus. Išlindau. Žodžiu, taip, kaip jūs matėte, pas mane labai mažai gemų, bet daugiau pinigų. Aš vieną kartą praėjau Time Factory, o gemų aš atidaviau, po to pasakysiu ką. Noriu jums pasakyti, kad, pavyzdžiui, kaip dalyvauti šitam konkurse. Aš praeitą kartą netyčia padariau taip, kad negalima rašyti komentarų ir jūs negalėtų laimėti šitą mano Egg Launcher kameramaną, bet. Dabar aš viską padarysiu, kad galima būtų, tai jūs galėt arba parašyti komentarą, arba per post office man duoti, unitą, pavyzdžiui, vieną gemą, arba šitą, belė ką. Rašot šitą, rašot čia mano nickname'ą. Praeitą kartą man grinai niekas man nieko nedavė, tai man buvo labai liūdna. Man realiai buvo labai liūdna, kad man nieks nieko nedavė, nei vienas žmogus nedavė, nors basiko. Visi davė nieko, nei vieną gemą. Tai kas gali, prašau duokit, va mano nickname'as. Ir parašykit, pavyzdžiui, bet nepamirškit, kad jei jūs norit duoti kažką, būtinai parašykit savo nickname'us. Pavyzdžiui, labas Robertai Nikas. Pavyzdžiui, taip čia nickname'as, aš vadinu Nikas, arba nickname'as. Ten pavyzdžiui, Apojo 30330 ir jūs turite turėti 100 koinų, kad tai duot man kažką ir paspaudžiu konfirmuoti, bet aš negaliu duoti savo, nes tai yra aš negaliu savo duoti nieko. Taip, dar aš noriu ką pasakyti. Jūs supratote, kaip galima laimėti, nes jei jums nepavyksta per komentarus arba jūs nenorite per komentarus, galima visada per post office. Parašot ir jūs galite laimėti vieną mifiką, bet čia tik tai bus vienas mifikas, kuris aš galiu, bet jūs pasakysite, tai kame prizas? Ne, prizas toks. 2 mifikai, įsivaizduoju, 2 mifikai, aš duosiu 2 žmonėms po mifiką. Draugai, žiūrėkit, kiek mifikų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mifikai. Ką? Dargi Katana Speaker Woman, dar vienas mifikas ir dar vienas mifikas upgrade ant Speaker Woman. Ne, aš Santos neduosiu. Negalvokit, kad man pavyks. Suprantat? Jūs gausit. Beveik visi gaus. Tai pas man čia 11 mifikų. O mane subscribinti tik 14 žmonių. Ar galiu šitą patikrinti? Ar tai yra tiesa? Žiūrim. Taip, pas mane tik 14 prenumeratorių. Mano kanalą, bet jau 6 laikai ant video. Ar 14 prenumeratorių. Taip, aš duosiu. 11 žmonių, tai tikrai 3 žmonės negaus.
Tokiais 3 žmonės negaus mifikų, bet pažiūrėkit, kiek jų daug. Ir aš noriu pasakyti, kad ten gali dalyvauti ir mano draugai, ir visi tas, nu, pavyzdžiui, mano brolis, mano draugai, kad čia nerašo. Gerai, tas pats. Taip, gali ir mano draugai, ir visi. Kodėl? Nes realiai taip yra, kad taip yra, kad ant manęs labai mažai žmonių subscribinas kiekvieną dieną. Išleidau naują video tik vienas plius subscriberis, kad aš paskui draugui, su kuris yra lietuvis ir su kuriuo susipažinau šitam Toilet Tower Defense, taip. Jo nickname'as yra Agurėts88, nežinau, kodėl jis pavadino save Agurku, bet tas pats. Jis mane prisubscribino ir ačiū labai Edinui Jurgo, jis man davė šitą mifiką. Aišku, per Robloxą PC netoks nickname'as, bet jis man davė šitą upgrade ten cameraman. Tai kažkam pasiseks, žiauriai stipriai pasiseks ir jis galės laimėti upgrade ten cameraman. Tai jums gali pasisekti, kažkam kitam gali pasisekti, bet kažkam žiauriai pasiseks. Jo, tikrai bus tai, nes vienas mifikas, kuris yra vienas iš geriausių, nu, nėra geriausias, bet įžiūrėt pagal damage, tai taip, skaičiuot mifikus pagal damage, tai jis yra vienas iš geriausių. Taip. Nes jis turi labai daug damage, jis yra AOE, turi 60 range ir labai geras. Bet tik tai upgrade daug kainuoja. Taip. Tai kad gauti kažkokį mifiką iš mano inventoriaus, jums reikia žiūrėti post office. O jeigu jūs norite gauti Sign mifiką, tai jums reikia duoti man čia, pavyzdžiui, porą legų, arba vieną gerą legendary juokauju. Nieko šito nereikia, nes aš Signo neturiu, nes ir turėčiau, tai čia būtų, bet aš neturiu Signo. Gerai, varom į čia, taip. Greitai išeis naujas update'as, aš planuoju jį pasižiūrėti be jūsų, bet ko gero jau rytoj sumontuoti šitą video ir nufilmuoti dar vieną. Jo, aš labai noriu dabar daryti savo kanalą, aš dabar noriu daryti kanalą savo populiariau, kad žmonės matytų, kad aš filmuoju dar ir video, man netgi draugai sakė, pagaliau aš pagaliau aš nufilmavau video, nes aš anksčiau visą laiką nenorėjau, man buvo visą laiką anksčiau tas pats, aš nufilmavau video, bet man nesinorėjo montuoti video, ten kažką daryti, tai va. Ir ypač aš anksčiau montuoti man nepavykdavo anksčiau montuoti video, tai va. Ir pasakoju, kaip aš visgi nusprendžiau, kad reikia duoti 10 mifikų, bet man draugas davė dar vieną Titan, bet jo neskaičiuosim, nes aš nežinau, kad jis man jį duos. Tai va. Visi atėjo, aš nufilmavau video ir pamačiau, kad ten negalima rašyti komentarą. Aš nuliūdau dėl šito ir po to supratau, kad aš negaliu šitą pakeisti, kaip žinau. Po to aš po šitą laiką nuėjau galvoti, reikia tada kitam video, aš tikrai padarysiu, įjungsiu komentarus ir duosiu jau tą mifiką, po to pagalvojau, tai pala, tai tas pats, kad vienas mifikas, tai bus blogai. Ir nusprendžiau 3 mifikus. Nupirkau 3 mifikus ir pagalvojau. Taigi dar 2 mifikai tik tais liko iki 5.
nupirkau dar 2. Pas mane buvo 5 mifikai. Ir po to užėjom pas mane brolės kambarį, klausinėjau dėl konkurso, kaip ten bus, kaip ten vyks. Paaiškinau ir aš jam parodžiau mifikus. Jis toks, jis nustebė. Ir šitai ir kas vyko toliau, aš pagalvojau. O kodėl negalima 10 mifikų? Taip. 10 mifikų duoti, tiesiog duoti jums. Aš nupirkau 10 mifikų, parodžiau tai broliui, jis toksai, kiek čia daug, ko viešpats, sakė, tai va, taip įvyko. Kas čia buvo? Nežinau, kad kažkoks pipyras ten buvo. Tai va. Ir nupirkau tiek, po to susiskambinau su draugu. Ir jis man pasakė, kad jis turi šitą greitį tam kameraman ir gali man jį duoti video. Aš jam pasakiau, kad jei tu nori, gali duoti video, kad aš galiu kažkam atiduoti. Jis man sakė konkursą, tačiau. Tai aš jam pasakiau, kad, gerai, gali man duoti, bet čia kaip tu nori. Bet gali man duoti, aš galiu jį atiduoti ir tikrai šitam video pasakyti tau ačiū, pasakyti tau vardą, tikrai jis sutiko, davė man jį, aš apsidžiaugiau, pasakyčiau, netgi žiauriai apsidžiaugiau. Ir nuvariau šitą, ir tada jis jau sakė, kad negali žaisti, varo į lauką ir likau aš vienas. Nieko nedariau, nefarminau dar daugiau mifikų, nes turėjau žiauriai mažai gemų, bet čia nėra žiauriai mažai gemų, bet aš 600 gemų atidaviau tiems, tačiau jums, galim taip pasakyti. Tiesiog atidaviau 11 žmonių, 10 žmonėms 600 gemų. Nes aš šitos visus mifikus pirkčiau aš jūs realiai tiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pirkčiau mifikus, atiduočiau 900 gemų. Ir pirkčiau tokius 9. Jei dar plius pirkčiau kataną, tai būtų 1000 gemų atiduočiau. Bet aš neatidaviau tiek, nes aš pirkau juos po 60, 50 arba galbūt retai 70 ir 80. Nupirkau aš juos visus, pagalvojau, draugai. Ne. Aš pagalvojau, kad viskas bus 12 žmonių, kurie galės laimėti. Ir galės laimėti šitą mifiką. Tai bus 2 žmonės, tik tais, kurie pralaimės. Bet šansas labai mažas. Bet mažai žmonių man tikrai parašys į post office, nes ne visi žaidžia, ne visi žiūri, bet jie gali parašyti man į post office. Šitam konkurse aš turiu labai daug. Ir reikia pasidėti laiką ir prenumeruoti kanalą. Laiką tai ant to video būtinai reikia pastatyti, prenumeruoti kanalą. Būtinai, bet jei taip vyks, kad kažkas neprenumeravo, nieko tokio, bet sakau, kad iš karto reikia prenumeruoti. Ir aš pamatysiu, kad komentarų arba per post office daunų daugiau neigu pas mane subscriber, aš suprasiu, kad kažkas meluoja ir kažkas man pamelavo su šito dalyku, kad jis prisubscribino. Tai žinokit, geriau viską subscribinkit ir bus daugiau šansų, kad laimėt. Sakau tiesą, kad vienas iš mano draugų tikrai laimės kažką. Bet nežinau koks, bet manau, kad kažkas laimės, nes turiu aš jų daug. Ir jie daug kokių jau prisubscribinę mano kanalą. Vienas pasakė, kad dalyvaus.
Gerai, po to dar vienas pasakė, ir čia Edvinas, tai va, jis man pasakė, kad galbūt dalyvaus. Noriu pasakyti Edvinui Voleišą, kuris irgi yra mano draugas, pasakysiu jam, kad tu nedalyvauji šitam, jei tu žiūri šitą video, tu nedalyvauji konkurse, nes, nu ką pasakyti, nežinau, bet aš tam nusprendžiau, kad tu nedalyvauji šitam konkurse ir viskas. Tai tas pats. Gal kai praeis daug laiko, aš kažkam atiduosiu šitą Scientist Clockman. Gal atiduosiu šitą Mythical Military Mutant Toilet Girl arba Fanmaną. Nežinau, daug ko atiduosiu, bet planuoju kitos video jau arba atiduoti tos mythikus, kuriuos aš turiu, nes tikrai tiek daug žmonių. Nežiūrės, čia kažkas kažką daro. Tai va, ir šiame video jūs galite pamatyti save, jūs galite pamatyti kitos, bet labai jūsų atsiprašau dėl to, kad taip įvyko, kad išrinkau komentaras. Iš karto pamačiau, nebuvo nei vienas dovanos, nu bet vis tiek. Labai jūsų atsiprašau, aš nenorėjau, aš nežinojau, kad tai padarysiu, bus išjungti komentarai. Taip, aš nežinau, kad tai bus, bet nu, jau nieko nepadarysi. Tai va. Kaip jūs matote, šitas video eina iki galo ir visiems ateina. Ne, aš realiai juokauju. Jūs galvojat, kad kaip tai kas čia per nesąmonė video, kur aš tiesiog parodžiau, kur aš sakau tik tais apie konkursą 16 minučių. Nu, sakyčiau jo. Gerai. Juokauju. Galima kažką pažaisti, galima sužaisti. Ir va. Norėčiau pažiūrėti, ką daro šitas Ugly Launcher kameramenas, nes niekada nesu jo testavęs, buvau vieną kartą tik pastatęs ir viskas. Tai varom pasižiūrėsim, kągi jis daro. Manau, šitą dalį, kaip aš praeidinėsiu, aš irgi pagreitinsiu. Irgi bus pagreitinta, nes tai bus patogiau, nes prie tam video 5 minutės buvo viskas gerai. Tai va, praeisim, manau, papasakosiu dar visko, galėsit parašyti man dar idėjų naujam video, nepamirškit parašyti man taip idėjų naujam video po šito. Po mano video, arba per post office visą laiką sakau, galite man kažko paklausti, parašyti po video, aš visada pasižiūrėsiu ir kitam mano vaizdo įrašą atsakysiu jūsų klausimus, gal atsakysiu, gal ir neatsakysiu, o gal ir atsakysiu, tai nežinau. Tai va, tikriausiai aš atsakysiu. Tai neklauskit, kas čia per garsai, va tokie va, čia tiesiog laidas nuo šitų auksinių čia prie mikrofono. Aš noriu pasakyti, kad aš pamačiau, kad kai aš filmavau video, pas mane garsas gana mažas, toks tačiau tai va. Pas mane katinas įėjo. Tai va, aš planuosiu nusipirkti šitą mikrofoną, normalų jau, kad galėčiau normaliai filmuoti video, bet man reikia jūsų šitos pagalbos. Jei pamatysiu, kad bus daug laikų, bus daug subscribų, tikrai gerinsiuos, bet ir taip vis tiek pirksiu jį, vis tiek tikrai pirksiu mikrofoną. Rocky. Tai va, vis tiek pirksiu naują mikrofoną, bet man reikia jūsų pagalbos, kad būtų mano video geriau, kad pas mane būtų daugiau motyvacijos. Tai pasubscribinkit mano kanalą. Mano katinas irgi tai šitą sako, bet tai gerai, žaidžiam toliau. Nuo šito momento aš planuoju padaryti, kad bus X2 ir mes 100% praeisim, nes hardą aš praeinu ne vieną kartą, bet man atrodo, kad mes praeisim.
katinas čia ant mano stalo. Pastatykit laiką, kas leidžia savo katinams užlipti ant stalo. Ir aš jums noriu vieną pasakyti, kaip prikolą. Vakar buvo taip, kad aš palikau langą atidarytą ir mano katinas išėjo pro langą ant stogų terasoj. Jis išėjo, pasivaikščiojo, pasižiūrėjo ant stogo terasos, kaip ten viskas, ir jie atgal į namus. O mes to laiku buvom su dviračiais išvažiavę, ne iš Lietuvos, buvom Lietuvoje. Ir netgi mūsų mama nepamatė šito, jis tiesiog atėjo ir viskas, nes kaimynai skambino, sakė, klausė, ar čia gerai, kad mūsų katinas vaikščioja po mūsų stogą. Tai va, gerai, netrukdysiu jums žiūrėti šitą video. Tai jau pažiūrėkit, koks jis mažas, jis realiai nedidukas. Toks, bet, tai jau padarysiu. Šiaip aš būčiau jau seniai sudegęs, jei aš būčiau čia. Viskas, aš bėgu. Kodėl aš negaliu iš čia pabėgti? Kol kas viskas gerai, kol kas mes lengvai praeinam. Kaip jūs matėte, aš jau pradedu sentą, bet manau, kad mums pavyks praeiti ir kad praeiti labai lengva. Mums reikės tik tais vieną green lazerio arba to unitą, kuris nužudys per mus talėtas. Sentą tipo meno arba to dalyko, kuris mums duos pinigų. Nu jo, ir šitą Google Launcher kamerą. Kaip jūs matėte, aš čia statau labai daug. Nes man galim sakyti per daug pinigų truputuką. Kol kas aš dar šito sentą neselinsiu, nes turiu mažai pinigų. Man reikia iš karto gauti daug pinigų, o tada selinti ir viskas. Kol kas viskas gerai. Čia iš vis nieks nebespavninės. Savninės tik čia. O pagaliau čia kažkas išėjo. Čia buvo tualetas, kuris stipresnis už paskutinį bosą. Kaip žinau, bet čia gal ir meluoju. Nežinau. Prie toj serijai aš galbūt nežinau, ar padariau klaidą, ar nepadariau klaidos, bet pasakiau iš karto, kad mes praeisim, nors buvo paskutinis vaivas, bet sakiau, kad mes praeisim. Bet manau, nepadariau klaidos. Viskas buvo ir taip gerai. Tai va, bet tame video tikrai buvo klaidų. Taip žiūrim, kiek bosą bus HP. Ai ne, melavau. Žinokite, melavau. Bet su jais labai lengva praeiti. Tai mes praėjom. Taip gerai, jo video jau eina ilgai, liko 30 minučių. Taip, žmonės, nepamirškite apie mano konkursą, bet iš pirmo noriu atidaryti keisą, šitą kreitus. O daug ko aš čia ištrinsiu, tai jau. Daug.
tikrai nedarinėsiu, nes ypač perduosiu aš tos mifikus per post office, tai va. Ir aš baigiu šį video ir visiems ate, draugai. Ir visiems ate. Oi, pamiršau išjungti. Gerai, sakau, noriu pasakyti, kad taip, realiai auditas buvo geras su Time Factory. Tai, buvo realiai geras, fainas, bet vis tiek man geriausias asmeniškai būtų tai tas auditas kalėdinis. Kas žino, tas žino, o kas nežino, tas nežino. Tai viskas. Manau, šitą video jau reikia baigti, bet baigsiu aš jį ant Titano kamerameną ir su jau baigtis. Tai ir draugai, šitą video atėjo galas ir visiems ate, draugai.